Trečias skyrius. Protas valdantis smegenis. Mano mylimo širdis. Norėčiau toliau statyti ant mokymų, kuriuos jums daviau ankstesnėme skyriuje. Pirmiausia, norėčiau papasakoti apie fizinę jūsų proto dalį, kurią iki šiol buvau minėjusi, bet nebuvau aprašiusi. Medicinos mokslininkai atliko įvairius eksperimentus su smegenimis, mėgindami suprasti smegenis ir atrasti aukštesnės jų funkcijas. Pavyzdžiui, jie atrado, kad įvesdami tam tikras cheminės medžiagas, jie gali stimuliuoti patirtis, kurios yra labai panašios į tai, ką žmonės pasakoja išgyvenę dvasinių patirčių metu arba pabuvoja ant mirties slenksčio. Kai kuriuos mokslininkus tai paskatina padaryti išvadą, kad visas dvasinės patirtis, visa religija kyla iš tam tikrų cheminių ir elektromagnetinių procesų vykstančių smegenyse. Jie padarė išvadą, kad už smegenų daugiau nieko nėra, kad visa religija yra sukuriama smegenyse. Chirurgai, kurie atlikinėjo atviras smegenų operacijas, atrado, kad gali stimuliuoti tam tikras smegenų dalis ir sukelti tam tikrus patyrimus. Vėlgi, materialistinius mokslininkus tai paskatino padaryti išvadą, kad visos dvasinės patirtis yra sukeliamos smegenų, kad Dievas yra klaidingai smegenyse susijungusių neuronų padarinys. Galima suprasti, kodėl žmogus, kuris nusprendė, kad už materialios karalijos ribų nieko nėra, priėjo tokios išvados. Šis vizijos trūkumas kyla iš fakto, kad žmogus pasirinko apriboti savo protą materijos karalyje. Šio žmogaus sąmoningas protas tiesiog nesugeba pažvelgti už materijos karalijos ribų ir nesugeba priimti galimybės, kad gali egzistuoti gilesnis paaiškinimas. Priežastis, dėl kurios dauguma žmonių išnaudoja tik 5 arba 10% savo smegenų gebėjimų yra ta, kad aukštesnių smegenų centrų aktyvavimui reikalinga aukštesnė energijos forma. Šie smegenų centrai gali būti dirbtinai aktyvuojami tam tikromis cheminėmis medžiagomis arba išoriniu stimuliavimu. Tai nereiškia, kad smegenų centrų stimuliavimas sukelia dvasinį patyrimą. Tai tiesiog reiškia, kad smegenų centrai sudaro sąlygas patirčiai išgyventi, idant sąmoningas protas galėtų suvokti šią patirtį jums dar tebesant fizinėme kūne. Tokių patirčių tikslas yra leisti jums suprasti, kad gyvenimas yra didesnis už materialią visatą. Svarbu, kad tai suprastumėte dar tebegyvendami arba galėtume sakyti, tebebūdami įkalinti materijos karalijoje. Tikra dvasinė patirtis įvyksta tuomet, kai sąmoningasis aš atsiskiria nuo fizinio proto ir kūno bei peržengia materialios karalijos ribas. Sąmoningasis aš pasiekia identiteto karaliją ar netgi peržengia jos ribas, patekdamas į dvasinę karaliją. Tai yra visiškai natūralu, nes sąmoningasis aš turi gebėjimą susitapatinti su bet kuo ir bet kur. Sąmoningasis aš neturi potencialo laikinai atsiskirti nuo kūno ir pasiekti aukštesnės jūsų identiteto dalis, jūsų tikroji dvasinės esybės tapatumą. Kai atkuriate ryšį su šiuo tapatumu, aukštų dažnių šviesa ima tekėti per jūsų 4 žemesniuosius kūnus ir galite išgyventi įvairiausius dvasinius patyrimus. Yra visiškai įmanoma sąmoningajam aš išgyventi dvasinius patyrimus, kurie negalėtų pasiekti sąmoningų proto. Juos sustabdytų aukštesniuose proto lygmenyse egzistuojantis blokai. Yra ir tokių dvasinių patirčių, kurių neįmanoma sąmoningai patirti, kol tebesate fizinėme kūne. Tai paprasčiausia yra dėl to, kad žmogaus smegenys neturi centrų, kurie gebėtų perduoti šias patirtis. Tad tuo atveju, kai patirėte dvasinę patirtį, kuri persifiltruoja iki jūsų būdraujančios sąmonės, taip yra dėl to, kad fizinės smegenys geba jums perduoti šią patirtį. Sąmoningasis aš užmezga ryšį su aukštesne karalyje ir paleidžia šviesos srautą, kuris persifiltruoja iki fizinių smegenų ir aktyvuoja vieną iš aukštesnių smegenų centrų. Būtent šis smegenų centro aktyvavimas sužadina jumise sąmoningą patyrimą. Yra visiškai įmanoma sąmoningajam aš išgyventi dvasinius patyrimus, kurių smegenys negalėtų perduoti, todėl jūsų sąmoningas protas nieko apie jas nežinotų. Daugelis dvasingų žmonių išsilaisvino nuo kūno miegodami ir keliauja į dvasinę karaliją,
kurioje gauna instrukcijas iš savo dvasinių mokytojų. Štai kodėl kartais pabundate įgyję naują aiškumą ir gavę atsakymą į klausimą, apie kurį mąstėte. Būtent dėl šios priežasties galite sapnuoti tam tikrus sapnus prieš pabusdami, kuriuose esate visiškai budrios sąmonės ir kurie jums perduoda gilią žinią. Kartais tai gali būti gilesnės problemos supratimas arba tai gali būti ateities įvykių nuojauta. Taip pat galite patirti jausmą, tarsi skristumėte arba tarsi būtumėte kažko didesnio už savo fizinį kūną dalimi. Tai gali būti jausmas, kad esate išėję iš savo fizinio kūno ir žvelgiate į jį iš viršaus. Visos šios patirtys yra tikros, tačiau taip pat yra tiesa ir tai, kaip atrado mokslininkai, tokias patirtis galima sugeneruoti įvairiais būdais stimuliuojant fizinės smegenis. Tai nereiškia, kad smegenys sukuria šias patirtis. Šitoks samprotavimas yra panašus į samprotavimą, kad kino ekranas sukuria ekrane matomus vaizdus. Tai tiesa, kad smegenys gali daryti įtaką dvasinės patirties tiksliai formai ir turiniui. Ir tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios du žmonės gali išgyventi skirtingus patyrimus. Paaiškinusi šią fizinių smegenų charakteristiką, norėčiau judėti toliau ir daugiau pakalbėti apie tai, ką pavadinau fizinė jūsų proto dalimi. Jūs esate nemirtinga dvasinė būtybė. Ir šį konkretų fizinį kūną prisėmėte tik laikinai. Praeityje buvote įsikūniję kitose kūnuose ir kitokiose aplinkybėse. Šis faktas yra vienintelis būdas paaiškinti vieną iš didžiausių kliūčių, blokuojančių jūsų pastangas materializuoti Dievo gausą savo gyvenime. Jūsų 4 žemesniuosiuose kūnuose egzistuojančius blokus galima išskirti 2 kategorijas – ilgalaikius ir trumpalaikius blokus. Egzistuoja tam tikri blokai 4 jūsų proto lygmenyse, kurie buvo sukurti šiame jūsų gyvenime, ir egzistuoja kiti blokai, kurie buvo sukurti ankstesniuose gyvenimuose. Jeigu iš tiesų norite išvalyti savo 4 žemesniuosius kūnus, jums reikia leistis giliau, nei siekia jūsų dabartinio gyvenimo patirtis. O kad galėtumėte leistis giliau, jums reikia suprasti, kad protas turi skirtingus lygmenis. Yra daugiau nei vienas teisingas būdas paaiškinti tai, ką jums toliau papasakosiu. Paprastumo dėlei duosiu jums modelį, kuriame jūsų protą pavaizduosiu išskirtą į 2 pagrindinius komponentus. Egzistuoja didesnis, aukštesnis, ilgalaikis jūsų 4 žemesniųjų kūnų komponentas. Tai yra komponentas, kurį su savimi nešatės iš gyvenimo į gyvenimą. Taip pat turite komponentą, kuris yra pririštas prie šio konkretaus fizinio kūno šiame gyvenime, tačiau šis komponentas taip pat turi identiteto lygmenį, mentalinį lygmenį, emocinį lygmenį ir protą, kuris yra tampriai susietas su fizinėmis smegenimis ir iš dalies yra jų sukuriamas. Turite didesnį energetinį lauką, kuris išeina už jūsų dabartinio kūno ribų, ir jame egzistuoja mažesnis laukas, kuris yra sukoncentruotas aplink fizinį kūną ir yra persipynęs su kūnu ir smegenimis. Augdami šiame gyvenime susikūrėte tapatumo jausmą, grįstą jūsų konkrečiomis aplinkybėmis – šeima, tautybė, rase, etninė grupė, lytimi ir kitais jūsų fizinės situacijos aspektais. Jūsų trumpalaikio identiteto kūno talpyklą tai užpildė tam tikrų turinių. Šiam tapatumo jausmui didelę įtaką padarė paveldimumo ir jūsų aplinkos faktoriai, tačiau jis nėra vien šių išorinių faktorių padarinys, kaip teigia psichologai. Jūsų trumpalaikiam tapatumo jausmui įtaką daro jūsų reakcijos į išorinės aplinkybės šiame gyvenime, o šios reakcijos didelė dalimi yra nulemtos jūsų ilgalaikio proto turinio, to proto, kuris buvo sukurtas per ankstesnius gyvenimus. Ilgalaikio identiteto kūno neveikia specifinės su šiuo gyvenimu susijusios charakteristikos. Jame yra saugomas didesnis tapatumo jausmas, grįstas jūsų įsitikinimais apie save. Pavyzdžiui, jame gali būti saugomas įsitikinimas, kad esate žmogiška būtybė arba kad esate vargšas nusidėjėlis. Šis įsitikinimas galėjo būti sustiprintas šiame gyvenime, tačiau yra labai tikėtina, kad sukurtas jis buvo prieš daugelį gyvenimų. Ilgalaikis identiteto kūnas saugo bendresnius įsitikinimus
kai tuo tarpu trumpalaikis identiteto kūnas saugo identitetą susijusi su jūsų dabartiniu įsikūnijimu. Gilesnė jūsų esybės dalis, kurią dauguma psichologų ir dvasinių mokytojų vadina siela, išeina už šio jūsų gyvenimo ribų. Ji į save nežiūri kaip į asmenį su jūsų vardu, lytimi, tautybė, rase ir taip toliau. Ji savęs netapatina su medicinos seserimi, mokytoju ar kita jūsų profesija. Identiteto kūnas, kuris yra specifiškai susijęs su jūsų dabartiniu gyvenimu, bus švariai nuvalytas po šio kūno mirties ir būtent dėl to dauguma žmonių neprisimena savo ankstesnių gyvenimų. Įrašai apie šiuos gyvenimus yra saugomi kitur ir jūs galite juos atskleisti, tačiau jie nėra saugomi jūsų trumpalaikėme identiteto kūne. Tai iš tiesų yra malonė, kadangi gaunate galimybę pradėti nuo pradžių, neprisimindami klaidų, kurias galėjote būti padarę savo ankstesniuose gyvenimuose. Trūkumas yra toks, kad daugelis žmonių gimsta neturėdami stipraus tęstinumo jausmo. Tai sukelia mirties baimę, kuri kyla iš tikėjimo, jog prarasite savo tapatumą mirus jūsų kūnui. Pats brangiausias jūsų turtas yra jūsų individualumas, jūsų tapatumo jausmas, kad didžiausia jūsų baimė yra jį prarasti. Štai kodėl yra taip žiauru, kad vaikai nuo vaikystės nėra mokomi apie reinkarnaciją. Žinojimas, kad jūsų ilgalaikis tapatumas nemirs su fiziniu kūnu, gali jūs visiškai išlaisvinti nuo mirties baimės, kuri labai stipriai paralyžiuoja daugelį žmonių ir skatina juos manyti, kad gyvenimas yra beprasmiškas. Ką mėginti save tobulinti ir tapti geresniu žmogumi, jeigu visa tai bus prarasta šiam gyvenimui pasibaigus? Jūsų atlikti patobulinimai nebus prarasti, jie taps jūsų turtais sukrautais danguje. Mato Evangelija, 6 puslapis 20 eilutė. Tai reiškia, kad jie bus saugomi jūsų ilgalaikėme identiteto kūne, ar netgi jūsų kauzalinėme kūne, dvasinėje karalijoje. Ir todėl jie taps pamatu, ant kurio toliau galėsite statyti kitą savo gyvenimą. Ir po to, kai visam laikui išbaigsite žemės mokyklą. Yra visiškai įmanoma, kad jūsų šio gyvenimo patirtis ir sprendimai, kuriuos priimate, remdamiesi šiomis patirtimis, gali padaryti poveikį jūsų ilgalaikiam tapatumo jausmui. Jūsų ilgalaikis tapatumo jausmas labai stipriai veikia jūsų tapatumo jausmą, kurį kūrėte šiame gyvenime. Jūsų ilgalaikio mentalinio ir emocinio kūno turinys stipriai veikia tai, kaip reaguojate į situacijas, su kuriomis susidūrėte šiame gyvenime. Jūs toliau statote ant ankstesniuose gyvenimuose padėto geresnio arba blogesnio pamato, tačiau turite potencialą patobulinti šį pamatą. Tai vienintelė jūsų viltis išsilaisvinti nuo praeities. Sakykime, kad jūsų ilgalaikėme identiteto kūne egzistuoja tikėjimas, kad esate vargšas nusidėjėlis ir kad viskas, ką darote, yra nuodėmė. Tai persikels į jūsų dabartinį gyvenimą ir patrauks jūs prie religijos, kuris stiprina šį tikėjimą. Jums bus lengva priimti tokią religiją ir bus sunku nuo jos išsilaisvinti. Būtent dėl to daug žmonių nenori pažvelgti už religijos, kurioje užaugo ribų. Jūsų ilgalaikio proto turinys nustatys parametrus, kaip reaguosite į gyvenimą dabartinėme savo gyvenime. Sąmoningasis aš vis dar tebeturi potencialą ištrūkti iš praeityje įdiegto programavimu. Daugeliu atveju sąmoningas protas susikuria tapatumo jausmą dabartinėme gyvenime, kuris šiek tiek konfliktuoja su žmogaus ilgalaikiu tapatumu. Tai yra svarbu, kadangi jums tampa įmanoma dar labiau sustiprinti vidinius prieštaravimus, dėl kurių tampate suskilusiu namu. Pavyzdžiui, daugelis žmonių turi įsitikinimą savo ilgalaikėme identiteto kūne, kad nėra verti Dievo gausos. Kai kurie žmonės pasinaudoja specifiniu mokymu apie gausą ir afirmacijų rinkiniu, kad susikurtų trumpalaikį tapatumo jausmą, kuriame save laiko vertais turėti gausą. Jeigu jie nebus pilnai supratę to, ką paaiškinau ankstesnėme skyriuje, šis naujas tapatumo jausmas gali neišeiti už trumpalaikio identiteto kūno ribų.
Jis gali konfliktuoti su galingesniu ilgalaikio tapatumo jausmu, kuris šį gali lengvai neutralizuoti. Tuomet žmogaus mėginimai naudotis tikrą techniką, keliant savo dvasinį sąmoningumą, iš tiesų nebus sėkmingi. Tai sukurs tik dar didesnį vidinį konfliktą ir tai yra vienas iš būdų, kuriuo jūsų mirtingasis aš ir šio pasaulio princas gali jūs įstumti į užburtą dvasinį ratą. Jie tai daro, mėgindami priversti jūs priimti įsitikinimą apie trumpalaikiame prote, konfliktuojantį su įsitikinimu, kuris jau yra saugomas jūsų ilgalaikiame prote. Šis laikinas įsitikinimas neleis jums išspręsti ribojančių įsitikinimų, kurį turite ilgalaikiame prote. Jeigu būsite susikūrę tvirtą tikėjimą šiame gyvenime, kad esate verti gauti Dievo gausą, galbūt net nepagalvosite, jog jums reikėtų leistis giliau į savo psichiką ir išspręsti ilgalaikį įsitikinimą, kad nesate verti. Tai jums gali sutrukdyti pasiekti ilgalaikį progresą, kurį te galima pasiekti išvalius savo ilgalaikį protą. Jūs tarsi kurite trumpalaikį filmą, kuris yra projektuojamas ant jūsų sąmonės ekrano. Nors šis filmas gali uždengti kai kuriuos jūsų ilgalaikio proto projektuojamus vaizdus, tai visiškai nepadės išvalyti ilgalaikiame prote saugomos kino juostos. Turėtų būti akivaizdu, kad jeigu norite tikros laisvės, jums reikės peržengti trumpalaikio proto ribas ir išvalyti savo ilgalaikį protą. Egzistuoja klestėjimo gurų, psichologai ir holistiniai gydūnai, kurie turi veiksmingas technikas jūsų emocijoms, jūsų mintims ir netgi jūsų tapatumo jausmą išvalyti. Jeigu technika veiks tik trumpalaikį protą, ji neturės maksimalaus poveikio jūsų augimui. Taip pat egzistuoja gurų, kurie nesiekia padėti jums išspręsti jūsų trumpalaikėme prote egzistuojančių blokų. Vietoj to, jie jums pateikia technikas, kurių tikslas yra sukurti naują programą trumpalaikėme prote, tokią programą, kuri tariamai atneš jums didelę gausą, tiesiog nustelbdama ankstesnės programas. Tačiau jeigu nebus išspręsti ribotumai iš praeities, tai neišvengiamai tik dar labiau sustiprins jūsų vidinius konfliktus, kadangi naujai sukurta programa konfliktuos tiek su trumpalaikėme, tiek su ilgalaikėme prote saugomomis programomis. Jei kompiuteryje bus dvi konfliktuojančios programos, kompiuteris užlūš. Pasąmonė panašiai į kompiuterį. Jeigu jie įvesite konfliktuojančius įsitikinimus arba šablonus, patirsite tam tikrą mentalinį arba emocinį paralyžių. Tai taip pat galioja daugeliui terapijos formų, ypač toms terapijoms, kurias išvystė vyraujanti psichologija, kuri pagrindė yra grįsta materialistinė paradigma. Gali būti, kad šiame gyvenime patyrėte tam tikrus traumuojančius įvykius, kurie jums paliko emocinius randus ir paskatino jūs susikurti tam tikrus netobulus įsitikinimus savo trumpalaikėme mentalinėme kūne ar netgi paskatino susikurti netobulą savivaizdį. Yra visiškai įmanoma pasinaudoti tam tikrą terapijos formą, kad panaikintumėte šios blokus savo trumpalaikėme prote ir tai iš tiesų gali turėti teigiamą poveikį. Tačiau, jeigu neišeisite už trumpalaikio proto ribų, iš tiesų nepadarysite jokio progreso šiame gyvenime. Tiesiog atsuksite laikrodį į pradinį tašką ir, taip sakant, bus timt už vadžių ir vėl nuo pradžių. Jeigu norite iš tiesų progresuoti, jums reikia peržengti trumpalaikio proto ribas. Galite pasinaudoti šiame gyvenime įgytomis patirtimis kaip atspirties taškų šiam darbui. Jūsų reakcijos į situaciją šiame gyvenime yra nulemtos jūsų ilgalaikiame prote egzistuojančių šablonų. Ištirdami savo reakcijas galite atskleisti gilesnius šablonus ir imti juos spręsti. Tai iš jūsų pareikalaus didesnio pasišventimo ir aiškesnės vizijos, kad esate daugiau nei jūsų trumpalaikis protas. Jeigu norite būti visiškai laisvi, jums reikia nusileisti iki pat tų įsitikinimų, kurie gimė iš jūsų sprendimo nusigręžti nuo Dievo, nusigręžti nuo savo dvasinio mokytojo ir eiti vieniems. Tai buvo ta akimirka, kai leidote savo mirtingajam aš ir šio pasaulio princui tapti jūsų mokytojais. Mano mylimieji, jei norite iš tiesų įgyti gausingą gyvenimą,
ir visam laikui išsilaisvinti nuo apribojimų, kurie blokuoja Dievo gausą, jums reikia priimti ilgalaikį požiūrį. Sąlygos, su kuriomis susidurite šiame gyvenime, yra labai sudėtingo paveikslo pasiekmė, tai yra pasiekmė įsitikinimų, kuriuos priėmėte ankstesniuose gyvenimuose ir kurie vis dar tebeegzistuoja jūsų 4 žemesniuosiuose kūnuose, ilgalaikėje jūsų proto dalyje. Kai turėsite šį ilgalaikį požiūrį, jums bus daug lengviau suvokti, kad tai, ką jums iki šiol papasakojau, yra tik viena medalio pusė. Tai, ką iki šiol aprašiau, yra vidinis jūsų gyvenimo komponentas. Tai, kas vyksta jūsų psichikoje, jūsų 4 žemesniuosiuose kūnuose. Kaina, kurią sumokate ateidami į fizinį įsikūnijimą, yra tokia, kad esate absoliučiai atsakingi už tai, ką darote su Dievo energija per savo fizinį kūną, o tiksliau per savo 4 žemesniuosius kūnus. Paaiškinau jums, kad viskas, ką darote, daro jums tiesioginį poveikį, kadangi tai įveda įsitikinimus į jūsų 4 žemesniuosius kūnus, kurie sukuria filtrą, verčiantį jūs iškreipti energiją. Energija kaupiasi jūsų 4 žemesniuosiuose kūnuose ir mažina jūsų kūrybinės galias. Jie taip pat siaurina jūsų mąstymą ir jūsų gebėjimą pažvelgti už savo dabartinės situacijos ir materialaus pasaulio ribų. Galėtume pritaikyti seną posakį, kad žeidžiate tik patį save. Bet dabar mums reikia žengti žingsnį toliau ir suvokti, kad ne viskas, ką darote, būdami fizinėme kūne, žeidžia tik jūs pačius. Darydami fizinį veiksmą, potencialiai galite paveikti ir kitus žmonės, o kadangi esate atsakingi už savo energijos panaudojimą, kiekvienas jūsų veiksmas bus atspindėtas jums atgal kosminio veidrodžio. Šis jūsų praeities veiksmų sugrąžinimas gali užblokuoti Dievo gausos įsikūnijimą šiame gyvenime. Todėl jums yra būtina žinoti, kaip galėtumėte panaikinti savo praeities veiksmų grįžimą, kol jie dar netapo įkūnyti materialiomis aplinkybėmis. Ir ne tik fiziniai jūsų veiksmai veikia kitus žmonės. Viskas Žemės planetoje yra sukurta iš energijos. Kaip energetinis laukas supa jūsų fizinį kūną, taip jis supa ir visą planetą. Dalis šio planetos energetinio lauko yra tarsi sandėlis, kuriame yra saugomas per daugybę amžių žmonijos sugeneruotos netobulos energijos. Psichologas Karlas Jungas tai vadino kolektyvinė pasąmonė. Tai svarbus atradimas. Kai nusileidžiate į fizinį kūną, jūsų 4 žemesnieji kūnai egzistuoja didesnėme kolektyvinės žmonijos sąmonės lauke. Jūs galite būti veikiami kolektyvinės sąmonės ir jūs taip pat veikiate visumos sąmonę. Pavyzdžiui, daugelis žmonių yra taip stipriai prislėgti kolektyvinėje sąmonėje egzistuojančių energijų, kad turi labai menką individualumą. Jiems yra sunku mąstyti savarankiškai ir priiminėti savarankiškus sprendimus. Jie nori, kad visuomenė mąstytų už juos ir pasakytų jiems, ką daryti. Matote tai žmonėse, kurie aklai seka vėliausiomis madomis arba šiuo metu populiariausiomis savo visuomenės užgaidomis. Jeigu būtumėte tarp šių žmonių, nestudijuotumėte šio kurso. Dauguma žmonių, kurie dvasiškai sąmoningi, turi stipresnį individualumo jausmą. Jie tam tikrų laipsnių atsiskyrė nuo masinės sąmonės. Jeigu norite turėti bent kažkokią viltį pasiekti tikrą dvasinį augimą, turite atsiskirti nuo masinės sąmonės. Turite apsaugoti savo asmeninį energetinį lauką, kad jo nenustelbtų masinės sąmonės energijos. Jūsų 4 žemesniųjų kūnų turinys įneša teigiamą arba neigiamą indėlį į masinę sąmonę. Negalite į masinę sąmonę žiūrėti kaip į kažką, kas buvo sukurta nepriklausomai nuo jūsų ir už ką jūs nenešate jokios atsakomybės. Jeigu kelsite aukštyn savo asmeninę sąmonę, kartu kelsite ir visumos sąmonę. Būtent apie tai kalbėjo Jėzus sakydamas, o aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Jono Evangelija, 12 puslapis 32 eilutė. Šių žodžių vidinė prasmė yra ta, kad žmonija padarė progresą ir pakilo virš urvinio žmogaus lygmens tik dėl vienos priežasties. Dėl to, kad kiekvienoje kartoje atsirasdavo keletas individų, kurie atrasdavo savo proto galią
ir pasinaudodavo šiuo atradimu, keldami aukštyn savo individualią sąmonę. Jie tuomet šiek tiek patraukdavo ir visus kitus. Būtent kolektyvinės sąmonės kilimas aukštyn atvėrė vartus visam progresui, kurį matėte žinomoje istorijoje. Nuo Jėzaus inkarnacijos žmonija padarė didžiulį progresą. Per paskutinius 2000 metų buvo padarytas didesnis progresas nei per ankstesnius 10 000 metų. Prie to prisidėjo ne tik Jėzaus pergalė, bet ir tas faktas, kad daugelis žmonių pasiekė aukštesnį Kristaus sąmonės laipsnį, tuo būdu pakilėdami aukštyn kolektyvinę sąmonę. Vis dėlto Jėzus nusipelno būti pripažintas pionieriumi, inicijavusi šio vėliausio progreso ciklą. Jeigu leisite netobuliems įsitikinimais ir iškreiptoms energijoms pasilikti savo 4 žemesniuosiuose kūnuose, prisidėsite prie kolektyvinės sąmonės žemyn traukiančio svorio. Kol esate fizinėme kūne, jūsų 4 žemesniųjų kūnų turinys prisideda prie visoje planetoje egzistuojančios situacijos. Tad jūs arba prisidedate prie situacijos bloginimo, arba prisidedate prie jos gerinimo. Kaip yra sakoma populiariame posakyje, jeigu nesate dalis sprendimo, esate dalis problemos. Jūsų mintis ir jausmai daro stiprų poveikį visai planetai, tad negalite galvoti, kad tik jūsų veiksmai veikia kitus žmonės. Egzistuoja skiriamoji riba tarp jūsų minčių ir jausmų bei jūsų fizinių veiksmų. Jūsų identiteto, mentalinio ir emocinio kūnų turinys iš tiesų daro poveikį kolektyviniai sąmoniai. Kai atliekate fizinį veiksmą, sugeneruojate kitokios rūšies energetinį impulsą. Šis impulsas turės tiesioginį poveikį kitiems žmonėms. Egzistuoja subtilus skirtumas. Jėzus išsakė labai gilų teiginį šiais žodžiais. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje. Mato Evangelija, 5 puslapis, 28 eilutė. Jūsų jausmai ir mintis yra labai galingi ir gali pasiųsti stiprius energijos impulsus. Jie gali paveikti kitų žmonių protus, mintis, jausmus ir paskatinti imtis tam tikrų veiksmų. Turime nubrėžti skiriamąją ribą tarp jūsų minčių ir jausmų bei jūsų fizinių veiksmų. Pavyzdžiui, visuomenės įstatymai sako, kad mąstydami apie nusikaltimo įvykdymą negalėsite būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tačiau vos tik įvykdysite fizinį veiksmą, turėsite atsakyti prieš įstatymą. Įvykdę fizinį veiksmą, savo mintis ir jausmus perkeliate į žemiausią materialios karalijos lygmenį, į materijos karaliją. Ši karalyje yra tankiausia iš 4 materialios visatos lygmenų, vadinasi tai, kas yra atnešta į materijos karalyje, yra sunkiau pakeisti negu tai, kas vis dar tebeegzistuoja minčių ar jausmų pavidalu. Galite turėti netobulą mintį. Galite šią mintį įkrauti intensyviamis emocijomis, skatinančiamis jūs trokšti kažko, ką įstatymas draudžia daryti. Kol nesiimsite fizinių veiksmų, jūsų mintis ir jausmai nebus negrįžtami. Jūsų jausmai yra labai takus ir juos lengvai galima pakeisti, suteikiant jiems naują kryptį. Jūsų mintis yra dar takesnės ir jas pakeisti yra dar lengviau. Savo minčių lygmenyje galite akimirksniu pakeisti savo planus, įgydami aukštesnį supratimą, kuris jums leis suvokti, kad einate klaidingo kryptimi. Šiame lygmenyje galite išmokti pamoką, nesusikurdami negrįžtamų fizinių pasekmių. Nors jūsų mintis ir jausmai veikia kitus žmonės, galite ganėtinai lengvai pakeisti savo mintis ir jausmus. Tačiau vos tik padarysite fizinį veiksmą, šio veiksmo niekas negalės sugrąžinti. Įvykdę fizinį veiksmą, savo mintis ir jausmus perkeliate į laiko ir erdvės karalyje. Kaip yra sakoma populiariame posakyje, negalite atsukti laiko atgal. Negalite panaikinti to, kas buvo padaryta fizinių veiksmų lygmenyje. 4 materialios visatos lygmenų egzistavimas iš tiesų yra tam tikra apsaugos forma, kuri leidžia dualistinėje sąmonėje įstrigusiems žmonėms naudoti savo laisvą valią, akimirksniu nesunaikinant savęs ar vienas kito. Fizinis veiksmas prasideda jūsų identiteto kūne
įgyja konkretesnę formą jūsų mentalinėme kūne ir kryptį bei momentumą jūsų emocinėme kūne. Kol nėra peržengęs fizinės karelijos ribos, jis vis dar gali būti sustabdytas, jei įgysite aukštesnį supratimą. Jeigu materiali visata turėtų tik vieną lygmenį, bet kuris jūsų sukurtas impulsas akimirksniu iššauktų fizinį veiksmą ir jūs nebeturėtumėte jokių galimybių šio veiksmo sustabdyti. Bet kuri netobula mintis neišvengiamai sukurtų fizinės pasekmes, kurių negalėtumėte išvengti. Kadangi visata turi 4 lygmenis, galite turėti daug netobulų minčių ir jausmų, tačiau kol neleisite jiems tapti fiziniais veiksmais, nekentėsite fizinių pasekmių. Kiek kartų savo gyvenime netobulai mąstydami ir jausdami, kad nesimdami veiksmų, išvengite nemalonių pasekmių. Koks sunkus būtų buvęs jūsų gyvenimas, jeigu kiekviena netobula mintis būtų įsikūnijusi fizinėmis pasekmėmis. Žinios apie jūsų 4 žemesniuosius kūnus suteikia jums neįtikėtiną galimybę tapti savo gyvenimo valdovu ir išvalyti šios kūnus nuo visų netobulų minčių ir jausmų. Kuo tyresni bus jūsų 4 žemesnieji kūnai, tuo geriau gebėsite kontroliuoti savo reakcijas į gyvenimo išmėginimus. Užuot jautėsi, tarsi neturėtumėte jokio pasirinkimo, tarsi nesugebėtumėte pasirinkti, kaip reaguoti esamoje situacijoje, jūs galėsite pasirinkti reakciją, kuri jums bus geriausia ilgalaikėje perspektyvoje. Galėsite pasirinkti laikytis Jėzaus patarimo ir atsukti kitą skruostą, užuot siekę keršto. Pagal Mato Evangeliją, 5 puslapis, 39 eilutė. Laisvos valios įstatymas turi didelę svarbą mūsų aptariamame klausime. Sakykime, jūs galvojate, kad kitas asmuo blogai pasielgė ir jūs supykstate. Jūs vėl ir vėl perkratote kito žmogaus veiksmus, todėl siunčiate galingą psichinės energijos impulsą. Kai ši energija pateks į kito žmogaus protą, tikėtina, kad ji išjudins jo emocinį kūną ir įstums jį į didesnio sudirgimo būseną. Šitaip jūs paveikėte kitą žmogų ir paskatinate jį greičiau pasiduoti pykčių padiktuotiems veiksmams. Jūsų siunčiama energija vis dar tebeegzistuoja mentalinėme ir emocinėme lygmenyse. Tai reiškia, kad žmogus turi galimybę pasirinkti, pasiduos jis jos įtakai ar ne. Jūs esate atsakingi už tai, ką išsiunčiate, tačiau nesate atsakingi už tai, ką kitas žmogus daro su šia energija. Jis yra atsakingas už veiksmus, kuriuos įvykti. Ta akimirka būsite paveikę kito žmogaus laisvą valią, tačiau nebūsite tiesiogiai pažeidę žmogaus laisvos valios. Tačiau vos tik imsitės fizinių veiksmų, pavyzdžiui, siekdami keršto, situacija fundamentaliai pasikeis. Įvykdydami smurtinį aktą prieš kitą žmogų, tiesiogiai pažeidžiate žmogaus laisvą valią. Paimate savo mintis ir jausmus iš psichinės karalijos ir nuleidžiate juos į materijos karaliją, kurioje jų nebeįmanoma sugrąžinti. Kol nebuvote to padarę, kitas žmogus galėjo ignoruoti jūsų pasiųstą energijos impulsą, tačiau kai imatės veiksmų, kitam žmogui tampa nebeįmanoma ignoruoti to, ką padarėte. Jūs vis dar nesate atsakingi už tai, kaip kitas žmogus reaguos į jūsų veiksmus. Kaip ir jis nėra atsakingas už jūsų reakciją, tačiau esate peržengę ribą ir jūsų veiksmai yra tapę negrįžtami. Peržengėte elastingą minčių ir jausmų lygmenį, peržengėte eksperimentų lygmenį ir įžengėte į negrįžtamų pasekmių lygmenį. Kiekvienam veiksmui egzistuoja priešingos krypties atoveiksmis. Kai įvykdote fizinį veiksmą, susikuriate neišvengiamas pasekmes sau ir kitiems. Tai yra dar viena priežastis, dėl kurios turėtumėte išvalyti savo 4 žemesniuosius kūnus. Tuomet galėsite pašalinti netobulas mintis ir troškimus, kol jie dar nebus įgyję fizinių veiksmų pavidalo su iš to išplaukiančiomis pasekmėmis, kurias bus daug sunkiau įveikti. Čia egzistuoja realybė, kurią daugelis žmonių buvo užprogramuoti neigti. Šis programavimas jiems galėjo būti įdiegtas tradicinės religijos arba materialistinio mokslo. Tačiau už šių išorinių tikėjimų sistemų slepiasi šio pasaulio princas. Jis mėgina sutrukdyti jums prisiimti visišką atsakomybę už savo situaciją ir savo ateitį.
Šio pasaulio princas mėgina jūs įtikinti, kad galite išvengti atsakomybės už savo praeities veiksmus, neigdami, kad gyvenote anksčiau. Kai pripažįstate faktą, jog gyvenote anksčiau, suvokėte, kad nieko negalėsite išvengti, neigdami šio fakto egzistavimą. Vienintelė tikra išeitis yra transcenduoti save. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios mokymai apie reinkarnaciją buvo pašalinti iš krikščionybės, yra ta, kad daugelis žmonių buvo įstrigę dualistinėje sąmonėje. Jie nenorėjo prisimti atsakomybės už tai, ką padarė ankstesniuose gyvenimuose. Pasitelkę nelogišką dualistinio proto logiką, jie samprotavo, kad ignoruodami arba neigdami reinkarnaciją galės išvengti atsakomybės. Tuomet galės gyventi savo gyvenimą iliuzijoje, kad dabartiniai jų veiksmai negalės sugrįžti ir imti persekioti jų ateinančiame gyvenime. Kaip yra sakoma Biblijoje, kerštas mano, aš atmokėsiu, sako viešpats. Laiškas Romiečiams, 12 puslapis, 19 eilutė. Iš Dievo nepasišaipysi, ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Laiškas Galatams, 6 puslapis, 7 eilutė. Šios paprastos citatos atskleidžia, kad Biblijoje glūdi pamatinis reinkarnacijos realybės pripažinimas. Dievo įstatymas sako, kad esate atsakingi už viską, ką darote su Dievo energija. Šią energiją jums atspindės kosminis veidrodis ir neišvengiamai patirsite sąlygas, kurios bus jūsų praeityje padarytų veiksmų atspindys. Tai, ką darysite kitiems, neišvengiamai patirsite patys. Kas nutinka, kai žmogus įvykdo žmogžudystę ir nebūna sugautas? Gali atrodyti, kad žmogus išvengia bausmės už veiksmą, kuriuo atėmė kito žmogaus gyvybę, tuo būdu pažeisdama šio žmogaus laisvą valią. Dievo įstatymo neįmanoma išvengti. Kai įvykdote fizinį veiksmą, į darbą paleidžiate priežastį, energetinį impulsą. Šis impulsas perės 4 materialios karalijos lygmenis ir bus sugrąžintas jums fizinių aplinkybių pavidalu. Tam reikės laiko ir atsako iš visatos sulauksite būsimame gyvenime. Biblija sako, kad Dievas nubaus už tėvų nusikaltimus vaikus ir vaikaičius iki 3. ir 4. kartos. Pagal Išėjimo knygą 34 puslapis 7 eilutė. Dualistiniam protui tai skamba kaip pikta būtybė danguje, tačiau kai pripažįstate reinkarnacijos realybę, įgyjate gilesnį supratimą. 3. ir 4. karta gali būti ne šiaip fiziniai vaikai, bet tai gali būti jūsų pačių siela reinkarnavusi po 3 ar 4 gyvenimų. Ar matote, kad gali egzistuoti ryšys tarp 3. ir 4. kartų, kuris yra minimas Biblijoje, ir 4 materialios visatos lygmenų? Ar manote, kad tai yra sutapimas, o gal tai gali turėti gilesnę prasme? Jeigu užaugote neturėdami supratimo apie reinkarnaciją, tai gali būti šiek tiek nejauki, galbūt netgi baimę kelinti tema. Mano tikslas yra duoti jums viską, ko reikia, kad galėtumėte suprasti, kas gali blokuoti Dievo gausos įsikūnijimą jūsų gyvenime. Jeigu norite iki galo tai suprasti, jums reikia pripažinti, kad ankstesnėme gyvenime į darbą galėjote paleisti priežastis, kurios dabar materializuojasi fizinėmis aplinkybėmis. Šios aplinkybės blokuoja Dievo gausos įsikūnijimą jūsų gyvenime. Kai tai priimsite, sugebėsite pakilti virš grėsmę ir baimę keliančio tikėjimo, kad esate baudžiami pikto Dievo ir kad to neįmanoma išvengti. Sugebėsite pamatyti, kad Dievo įstatymai iš tiesų yra nustatyti taip, kad suteiktų jums geriausias įmanomas galimybės augti. Materialioje visatoje yra įdiegtas talsos faktorius. Kosminis veidrodis ne iš karto jums atspindi tai, ką padarote kitiems. Tai yra malonės laikotarpis. Paaiškinsiu, kaip tai veikia. Daug žmonių turėjo labai sunkią vaikystę ir tolimesnį gyvenimą. Tokiamis aplinkybėmis buvo praktiškai neįmanoma nesusikurti trumpalaikio tapatumo jausmo, kuris yra labai žemas, lyginant su jų Kristaus potencialu. Dėl šiuo metu Žemėje egzistuojančių netobulų sąlygų, daugelis žmonių jaučia polinkį daryti veiksmus, kurie te gali riboti juos pačius ir kenkti kitiems. Jeigu šios veiksmus kosminis veidrodis atspindėtų jiems iš karto,
Daugelis žmonių iš karto susinaikintų, šitaip prarasdami galimybę toliau augti tame įsikūnyme. Yra visiškai įmanoma, kad žmonija kolektyviškai gali sukurti žemyn traukiantį sūkurį, kuris per labai trumpą laiką gali sunaikinti visą planetą kaip dvasinio augimo platformą. Norėdamas išvengti tokio scenarijaus, Dievas materialią visatą sukūrė su 4 lygmenimis. Kai padarote fizinį veiksmą, sugeneruojate energijos impulsą, kuris yra pasiunčiamas į materialią karaliją. Šis impulsas perėjęs 4 materialios karalijos lygmenis ir tik tai perėjęs per 3 aukštesnius lygmenis, jis sugrįž pas jūs regimų fizinių aplinkybių pavidalu. Šio priežasties pasekmės dėsnio, kurį rytų religijos vadina karmos įstatymu, veikimas yra labai sudėtingas. Tad tai, ką jums čia duodu, yra supaprastintas paveikslas. Paprastumo dėliai tarkime, kad nužudote kitą žmogų. Įvykdydami šį fizinį veiksmą, sugeneruosite priežastį, kurios padariniai bus tokie, kad atimsite žmogaus galimybę augti visam likusiam gyvenimui, kurį šiam žmogui buvo skirta nugyventi. O tai akivaizdžiai pažeis kito žmogaus laisvą valią. O kokias pasekmes tai turės jums? Noriu aiškiai jums pasakyti, nors ir pažeidžiate Dievo įstatymus, Dievas absoliučiai netrokšta jūsų bausti. Visa ši pikto ir baudžiančio Dievo koncepcija yra dualistinio proto, antikristo proto išmonė. Jeigu nužudėte kitą žmogų, jūsų veiksmas yra didelio disbalanso, egzistuojančio 3 aukštesniuose jūsų kūnuose pasekmė. Kažką nužudyti galite tik tuomet, kai jūsų emocijos yra išbalansuotos, nes jos ateina iš į save sukoncentruotų minčių, o šios ateina iš deformuoto tapatumo jausmo. Dievas jums davė laisvą valią, tačiau Dievas trokšta, kad išsilaisvintumėte nuo bet kokio netobulo tapatumo jausmo. Jeigu nužudysite kitą žmogų, Dievas netrokš jūsų nubausti, tačiau Dievas iš tiesų trokš, kad išsilaisvintumėte nuo įsitikinimų, privertusių jūs įvykdyti šį veiksmą. Kaip geriausiai galėtumėte išsilaisvinti nuo šių savanaudiškų įsitikinimų? Galutinis būdas jums išsilaisvinti nuo troškimo žudyti kitus žmonės būtų toks, kad patys būtumėte nužudyti, idant patirtumėte, ką reiškia prarasti galimybę būti įsikūnyme. Yra daug žmonių, kurie nuo savo netobulų troškimų ir įsitikinimų išsilaisvina tik tuomet, kai patiria tragediją savo gyvenime. Tik tuomet jie yra pažadinami permastyti ir iš naujo įvertinti kai kuriuos iš giliausiai įsišaknijusių įsitikinimų. Išgyvenę situaciją, kurie būtumėte nužudyti, galėsite išsilaisvinti nuo netobulų įsitikinimų, paskatinusių jūs žudyti kitus. Kadangi Dievas yra nepiktas, o gailestingas, jis sukūrė visatą, kuri jūsų nenužudytų iš karto, kai nužudote kitą žmogų. Energijos impulsas, kuris buvo sugeneruotas jums nužudžius kitą žmogų, perės 4 materialios karalijos lygmenis. Tai jums suteikia galimybę išspręsti savo dualistinius įsitikinimus, kol energijos impulsas, karma, dar nėra grįžęs pas jūs fizinių aplinkybių pavidalu, kurios sukeltų jūsų nužudimą. Visa tai yra sukurta taip, kad suteiktų jums geriausias įmanomas galimybės mokyti savo pamokas ir pakilti virš savo ribotų įsitikinimų. Jūsų praeities veiksmų energijai sugrįžus pas jūs atgal, ji pirmiausia patenka į jūsų identiteto kūną. Ji tuomet aktyvuoja įsitikinimus, kurie jūs paskatino nužudyti kitą žmogų ankstesnėme gyvenime. Ir tai jums suteikia galimybę ištirti šios įsitikinimus. Pavyzdžiui, galite turėti minčių, kodėl yra blogai žudyti. Jeigu nepasinaudosite pirmą galimybę, energijos impulsas toliau perės į jūsų mentalinį ir emocinį kūnus. Ir tai jums suteiks papildomas galimybės ištirti ir išspręsti savo mintis ir jausmus. Jeigu ignoruosite ir šią galimybę, energija perės į materijos karaliją, kurioje materializuosis aplinkybėmis, kurių tiesiog negalėsite ignoruoti. Galite rinktis, kaip norėtumėte mokyti savo gyvenimo pamokas. Ar norėtumėte jas mokytis lengvuoju būdu ar sunkiuoju būdu? Ar norite lankyti vidurinę mokyklą, kurioje siektumėte dvasinio supratimo, už visus turtus įsigysite
supratimą ar priešingai norite lankyti skaudžių smūgių mokyklą. Turite didžiulę galimybę. Egzistuoja dvasiniai mokymai, kurie kalba apie karmos nusileidimą. Realybė čia yra tokia, kad netobulas veiksmas, kurį įvykdėte praeityje, sugrįž pas jūs, nusileisdamas per 4 materialios karalijos lygmenis, kadangi jūsų 4 žemesnieji kūnai yra materialios karalijos dalis, veiksmas iš praeities nusileidžia, pereidamas per jūsų 4 žemesniuosius kūnus. Jis pereina per 4 jūsų proto lygmenis prieš materializuodamasis fizinių aplinkybių pavidalu. Galite sudeginti šį energijos impulsą, galite sudeginti šią nusileidžiančią karmą identiteto, mentalinėje arba emocinėje karalijoje. Galite neleisti jam tapti fizinę realybę. Puikiai suprantu, kodėl daugelis žmonių vakaruose yra linkę atmesti karmos ir reinkarnacijos koncepcijas. Jie tai daro dėl to, kad 1500 metų krikščionybės religija neigia reinkarnacijos realybę. Daugelis žmonių vakaruose susipažįsta su reinkarnacijos koncepcija per rytų mokymus. Kai kurie iš šių mokymų pateikia labai fatalistinį požiūrį į reinkarnaciją. Šie mokymai sako, kad viskas, kas jums nutinka šiame gyvenime, yra pasekmė priežasčių, kurias į darbą paleidote ankstesniuose gyvenimuose. Todėl jums yra neįmanoma išvengti šių įvykių. Tai yra visiškas melas, skleidžiamas šio pasaulio princas. Tai yra mėginimas priversti žmonės pasiduoti, net nepabandžius keisti savo likimo ir ateities. Negalite pakeisti savo ankstesnėme gyvenime padarytų veiksmų, tačiau galite pakeisti energijos impulsus, kuriuos paleidote į darbą praeityje. Galite išvalyti iškreiptą energiją, kuri leidžiasi per identiteto, mentalinę ir emocinę karalijas, jei dar nespėjus materializuotis fizinėmis aplinkybėmis. Gali būti, kad ankstesnėme gyvenime paleidote į darbą karmą, kuri jums neleidžia turėti gausos šiame gyvenime. Jeigu negalėtumėte pakeisti šios karmos, kaip tuomet galėtumėte pakeisti savo fizinės aplinkybės? Galite nuspręsti sąmoningų protų melstis ir ištisai kalbėti afirmacijas. Tačiau jeigu jūsų pastangos bus per menkos sudeginti nusileidžiančią karmą, jums nebus absoliučiai jokių galimybių pakeisti savo fizinių aplinkybių. Jeigu iš tiesų norite materializuoti gausingą gyvenimą, jums reikia išsiaiškinti, kaip galėtumėte sudeginti savo karmą iš ankstesnių gyvenimų. Karmai nusileidus į fizinę plotmę, ją įveikti yra daug sunkiau. Mintį ir jausmą galima lengvai pakeisti, tačiau jiems peržengus ribą ir patekus į materijos karaliją, negalite susigrąžinti laiko atgal. Karma iš ankstesnių gyvenimų gali būti lengvai sudeginama, kol dar nėra pasiekusi materijos karalijos. Kai peržengia ribą ir prisiima tankią fizinę formą, jums daug sunkiau nuo jos išsilaisvinti. Prašau jūsų įsivaizduoti vulkaną, kuris spjaudosi lava, tekančią nuo kalno žemyn. Lava yra skysta ir taki, ji lengvai gali keisti savo kelią. Lava galiausiai pasiekia vandenyną, kuriame yra greitai atšaldoma ir akimirksniu sukietėja. Lava pavirsta kieta, sunkiai pašalinama mase. Jeigu turėtumėte įrankį, nukreipiantį skystą lavą, ją pašalinti būtų lengva. Sukietėjusi lava turi būti suskaldyta mažesniais gabaliukais, kad galėtumėte ją pašalinti. Būtent tuo skiriasi karma, kuri vis dar leidžiasi. Nuo karmos, kuri jau yra patekusi į materijos karaliją ir tapusi fiziška. Kaip galite neleisti praeities veiksmams materializuotis nepageidaujamomis fizinėmis aplinkybėmis? Dievas visiškai netrokšta jūsų bausmės, jis tiesiog nori, kad išsilaisvintumėte nuo netobulų įsitikinimų. Kadangi Dievas jums davė laisvą valią, laisvi galėsite būti tik savo pačių pasirinkimu. Aukščiausias būdas neleisti karmai materializuotis yra nuskaistinti savo 4 žemesniuosius kūnus. Jeigu išvalysite visus proto lygmenis nuo netobulų įsitikinimų ir energijų, privertusių jūs įvykdyti žmogžudystę ankstesnėme gyvenime, nebus absoliučiai jokios prasmės jums patirti fizinę šio veiksmo karmą. Jeigu jau būsite išmokę pamoką, kurią jums buvo skirta išmokti, kam jums reikėtų patirti fizinės aplinkybės? Dievas ir jūsų dvasiniai mokytojai gali atidėti šios karmos nusileidimą.
Netobulos praeityje sukurtos energijos vis dar turės būti subalansuotos. Ta padaryti yra jūsų atsakomybė. Jūs tai galite padaryti iškviesdami dvasinę šviesą, kuri nuskaistintų netobulas energijas ir pakeltų jų vibracijas. Galite išsilaisvinti nuo praeities veiksmų, nepatirdami fizinių pasekmių. Tai gali įvykti tik tuomet, kai sudeginate jums kosminio veidrodžio atspindimą karmą, kol ji dar nenusileido į materijos karaliją. Kai išvalysite savo 4 žemesniuosius kūnus, jūsų nusileidžianti karma bus sudeginta beveik automatiškai. Norėdama paaiškinti, kaip visa tai vyksta, turiu grįžti prie įvaizdžio su netobulu jūsų identiteto kūne egzistuojančiu įsitikinimu. Pavyzdžiui, paimkime įsitikinimą, kad esate atskiras individas ir kad galite žeisti kitus žmones, nepaveikdami savęs. Šis tikėjimas yra labai plačiai paplitęs šioje planetoje ir yra gimęs iš dualistinės sąmonės. Šis įsitikinimas sumažina į jūsų identiteto kūną atitekančios energijos kiekį ir vibracijas. Kadangi nedauginate savo talentų, energijos tėkmė iš dvasinės karalijos yra sumažinama ir į jūsų identiteto kūną paprasčiausiai neatiteka pakankamai aukštų dažnių šviesos. Netobulas įsitikinimas jūsų identiteto kūne paskatino jūs imti savanaudiškų veiksmų. Ir šie savanaudiški veiksmai sukūrė energijos impulsą, jūsų karmą. Šiam energijos impulsui persifiltruojant per jūsų identiteto kūną, jis nesusiduria su aukštesnių vibracijų šviesa, kuri galėtų pakilėti karmos vibracijas. Nesusiduria su šviesa, kuri galėtų sudeginti šią karmą ir galėtų neleisti jai toliau keistis. Iškreiptos jūsų identiteto kūne esančios energijos nesulaikys karmos, kadangi jos turi tokias pačias vibracijas kaip ir susikaupusi energija. Karma galės nekliudoma tekėti į jūsų mentalinį kūną, kuriame dar labiau priartės prie materializavimuose fizinių aplinkybių pavidalų. Kas nutinka, kai pašalinate netobulus įsitikinimus ir iškreiptas energijas savo identiteto kūne? Jūsų identiteto kūnas prisipildo šviesos. Tai yra aprašoma viename iš Jėzaus ezoteriškesnių teiginių, kai jis sakė, kad jeigu jūsų akis bus viena, visas jūsų kūnas bus pilnas šviesos. Mato 6 puslapis 22 eilutė. Viena iš prasmių yra tokia, kad jeigu jūsų identiteto kūnas bus vienas, nebus suskilęs namas, padalintas dualistiniais įsitikinimais ir todėl jūs save matysite vienovėje su Dievu. Jūsų identiteto kūnas bus pilnas šviesos. Šviesa, kuri gali būti laikoma jūsų identiteto kūne, turi labai aukštas vibracijas, o tai reiškia, jog ji turi potencialą sudeginti žemesnės grįžtančios karmos vibracijas. Jeigu jūsų karma turi 800 Hz vibracijas, o jūsų identiteto kūnas gali išlaikyti šviesą vibruojančią 90 000 Hz dažniu, galingesnė šviesa galės lengvai sudeginti karmą ir neleis jai toliau leistis. O kaip dėl karmos, kuri jau yra nusileidus į mentalinę arba emocinę karalijas? Galite sudeginti šią karmą, išvalydami šios 2 žemesniuosius kūnus tuo pačiu būdu, kaip išvalote savo identiteto kūną. Kai jūsų identiteto kūnas jau yra išvalytas, tampa daug lengviau išvalyti 2 žemesniuosius kūnus. O kaip dėl karmos, kuri jau yra pasiruošusi pereiti materijos karalyje, kaip galėtumėte neleisti jai materializuotis? Ką galite padaryti tinkamą techniką, iškviesdami aukštų dažnių dvasinę energiją ir nukreipdami ją šiai karmai sudeginti. Norėdami tai padaryti efektyviai, taip pat turite uoliai užsiimti savo aukštesniųjų kūnų išvalymo procesu ir būtent tai daryti yra sukurtas mano invokacijos. Tai, ką jums iki šiol perdaviau, yra daug sudėtingesnis gyvenimo paveikslas už tą, kurį jums pateikia tradicinės religijos ar materialistinis mokslas. Iš pradžių visa ši informacijos gausa gali jūs šiek tiek prislėgti. Aš jums iš tiesų duodu unikalią galimybę ištrūkti iš apribojimų, kuriuos patirėte kiekvieną savo gyvenimo dieną. Tad klausimas yra toks, ar norėtumėte ir toliau patirti šiuos apribojimus visą savo likusį gyvenimą? Ar verčiau norėtumėte ryžtingai stengtis pakilti virš šių apribojimų kartą ir visiems laikams? Daugelis žmonių yra taip stipriai slegiami juose esančių energijų,
Jų 4 žemesniuosiuose kūnuose esančių iškreiptų energijų ir besileidžiančios karmos, kad negali ištrūkti iš savo dabartinės proto būsenos. Jie nesugeba išlipti iš savo kasdienio gyvenimo karuselės ir imti daryti kažką kitaip, kas juos visam laikui išlaisvintų. Jeigu būtumėte buvę vienu iš šių žmonių, jums nebūtų užtekę dėmesio ir noro sekti šiuo kursu. Jūs iš tiesų turite potencialą pasinaudoti mano šiame kurse duodamais mokymais ir įrankiais. Galite apgręžti žemyn traukiantį sūkurį, kuriame galėjote būti įstrigę. Vietoj jo galite susikurti be paliovos aukštyn kylančią spiralę, kuri pamažu jūs išves iš ten, kur esate šiuo metu, į ten, kur iš tiesų norėtumėte būti gyvenime. Būtybę, turinčią proto ramybę ir plaukiančią Dievo gausos tėkmėje. Ryžtingai stengdamiesi iš tiesų galėsite apgręžti savo gyvenimą aplinkui, pavirsdami jį aukštyn kylančią spiralę. Tai neįvyks per vieną dieną, tačiau noriu jums priminti, kad 1000 mylių kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio. Ir čia tereikia pridurti, kad jeigu nepaliausite žingsniuoti mažais žingsneliais į priekį, tikrai pasieksite savo kelionės tikslą. Jeigu iš tiesų norite ištrūkti iš žemyn traukiančio sūkurio, jums reikia atrasti efektyvų būdą išvalyti savo 4 žemesniuosius kūnus nuo netobulų įsitikinimų ir iškreiptų energijų, kurie tenai susikaupė per daugelį gyvenimų. Būtent tai jums ir duodu šiame kurse - sistematišką jūsų 4 žemesniųjų kūnų išvalymo metodą. Viskas, ką daviau jums šiame kurse, yra sukurta taip, kad mestų iššūkį dualistiniams įsitikinimams, kurie yra saugomi jūsų 4 žemesniuosiuose kūnuose. Išstudijavę šį kursą iki šio taško jau nuėjote nemažą kelią šių įsitikinimų apnuoginime. Jūs jau taip pat naudojatės praktiškomis technikomis aukštų dažnių dvasiniai energijai iškviesti, nukreipdami ją į savo 4 žemesniuosius kūnus. Kitame skyriuje atskleisiu spąstus, kurie buvo paspęsti jūsų mirtingojo aš ir šio pasaulio princo, puikybės spąstus, kuris sugeba slėptis po įvairiausiomis kaukėmis. Tai yra spąstai, kuriuose manote viską žinantis ir todėl manote, kad jums nereikia klausyti jokių autoritetų, kurie nepriklauso jūsų mirtingojo aš ir šio pasaulio autoritetų bendryjei. Galbūt esate girdėję seną posakį, kad puikybė eina prieš nuopuolį. Ir nors tai yra tiesa, didesnė problema yra ta, kad puikybė neleidžia jums atsikelti nupuolus. Tai iš tiesų nebeturi jokios reikšmės, kad esate nupuolę, nes tai yra faktas, kurio negalite pakeisti. Tačiau galite pakeisti tai, kas nutinka po nuopuolio. Tai yra, kad užuot likę įstrigę dualistinėje sąmonėje, galėtumėte pradėti aukštyn kylančią spiralę, kuri jūs išlaisvintų nuo antikristo proto ir užvestų jūs aukštyn sraigtiniais laiptais, kuomet jūs ir vėl taptumėte viena su savo aukštesnėje esybe. Leiskite man atskleisti jums subtilų puikybės sąmokslą, kurios tikslas yra išlaikyti jūs įkalintus dvasinėme užburtame rate, iš kurio regimai nėra jokio būdo ištrūkti ir iš tiesų nebus būdo ištrūkti, jeigu neseksite tikrų mokytojų pasiųstų Dievo jūsų išlaisvinti.